15 laiškas. Jūsų kūrybinė energija yra neišsenkanti. Jinai jūs užpildo, maitina ir suteikia gyvybinės energijos. Žmogaus kūrybinė energija yra labai materiali ir pripildo kiekvieną kūno ląstelę ir sąmonės dalelę. Kai jūs kuriate, jūs pamirštate pavalgyti, pamirštate, kad jums reikia poilsio. Kūryba jūs pripildo ir maitina tiesioginė ta žodžio prasme. Jūs galite pasikviesti savo kūrybinę sąmonę į savo gyvenimą ir ją suaktyvinti. Jeigu jums atrodo, kad jūs neturite kūrybinių minčių, tai reiškia tik viena, kad jūs nesudarote tinkamos terpės skleistis savo kūrybiškumui. Kokia yra tinkama terpė? Tai yra atsipalaidavimo, ramybės, džiaugsmo, tikėjimo ir pasitikėjimo būsena. Svarbu suvokti, kad kūryba jūsų gyvenime vyksta nuolatos. Jūs kuriate savo realybę kiekviena mintimi, kiekvienu žodžiu ir veiksmu. Tačiau sąmoningai to nesuvokėte ir nepastebite. Dažnai prisikuriate aplinkybių, kurių visai nenorite patirti, tiesiog nesąmoningai galvodami ar kalbėdami. Tam, kad jūsų kūryba neštų gėrį ir grožį pasauliui, jūs turite kuo dažniau kreipti savo dėmesį į pozityvius gyvenimo aspektus. Darykite tai labai tikslingai ir kryptingai. Patikėkite, jūsų išorinė realybė visų pirma prasideda jūsų viduje. Taigi koncentruokitės visų pirma į naujų pozityvių minčių bei emocijų kūrybą. Taip pat atsakingai stebėkite savo žodžius, nes žodis tampa kūnu. Todėl nesakykite nieko, ko realybėje nenorite patirti. Ir pasitikrinkite, ar jūsų veiksmai atitinka tai, ką jūs sakote, o jūsų žodžiai atitinka tai, ką jūs galvojate. Kol tarp šių aspektų nebus darnos, tol bus neįmanoma susikurti darnaus gyvenimo ir pilnai išskleisti dieviškos kūrybos per savo būties akimirką. Prisiminkite, kuriu reiškia gyvenu ir atvirkščiai. Gyvenu reiškia kuriu. Tai vyksta kiekvieną jūsų įkvėpimą. Todėl kvėpuokite pilna krūtine ir kurkite visa jėga.